Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel. Ne, buvo ne taip, palauk, užmiršau. Inside my head. Come on. Labą dieną, štai mes grįžome vėl. Kodėl mes džiaugiamės, kad yra Oskarai? Ogi džiaugiamės todėl, kad tai mūsų saldainis šios savaitės ir džiaugiamės dėl to, kad išrinkti pagaliau ir nominuoti tiems, kuriems turi būti suteiktas Oskaras. Bet prieš Oskarus jų išvakarėse dažniausiai yra įteikiamos auksinės avietės. Bet kodėl avietės? Avietės yra labai neblogas daiktas. Ir iš vis kalorijas degina. Aš, pavyzdžiui, girdėjus apie avietės, kad jos yra awesome. O iš tikrųjų aš pradėjau galvoti, nu vat kodėl tos auksinės avietės. Taigi taip ir būna. Labai įspūdingas filmas atrodantis iš trailerio, o paskui valgai randi kirminą avietį. Aš tai vaikystį valgydavau su kirminai, žuvį tikėdavau iškrapštyti. Baltymai? Nevalgyk su kirminais! Sakai, mama, aš jau sukramtau. Oskaruose yra žmonės, dėl kurių irgi yra labai gaila. Ir aš norėčiau išskirti savaitės saldainyje du žmonės. Tai yra Leo and Lawrence. Lawrence tradicijos vėl nukristi, kuomet tu užkliūni iš savo suknelės. O Leo tradicijo vėl negauti Oskaro. O, Leo, nu, next time. Sandra, tavo Oskarai, kas tau labiausiai blizga? Nu, kadangi aš esu mergina, kaip matai, tai man tos suknelės ir visa kita, kas blizga ir velkasi 3 metrus iš paskos, tas Kinijos šilkas. Tai mane visą laiką domina. O įdomu, ar suknelės galima būtų matuoti ne metrais, o kilogramais, nes ten yra tiek tų medžiagų, ten toną. Tu visą Kinijos šeimyną aprengtum. Viena Angelina Jolie suknelė aprengtų vieną kiniečių šeimyną. Vieną kiniečių kaimyną. Bet įspūdingiausia visgi suknelė yra mūsų Ellen, kuri buvo host Oskarų jau kelintą kartą. Vienas Instagramo useris tai yra Jojo Show, tai yra Get In or Get Out Show. Papostino štai nuotraukėlę su Ellen DeGeneres ir sako, Sophia, Grace and Rosie want their outfit back. Nes iš tikrųjų, tai jeigu pamėta tas dvi mergaitės, kurios dainuodavo pagal Nicki Minaj. O kita tik šokdavo. Tik sveikiname Matthew McConaughey, Kate Blanchett, Jared Leto ir Lupita Nyong'o. O kadangi mes kalbėti tikrai mėgstame, mes turime kitą savaitės rubriką, tai yra savaitės rakštis. Rakštis, oi, su rakštim tai yra big deal. Vien gėda. Aš nežinau kodėl, bet aš nei prieš vėją bučiuojas, nei apskritai. Nei iš viso. Bet šala lūpas, nušala, bet kiškio lūpas praskilo abudu kraštai. O, čia raudona. Ir čia raudona. Nu, žodžiu, dabar užsimaklevau, kad nesimatyt. Vieni sako, reikia grietinės dėtis, ten toną užsidėti ir eini miegoti. Kiti sviesto, ten jau ko nebeišmano. O aš paprasčiausiai galvoju, nu, vat kas padėtum, tai vazelinas automatiškai. O, kas mano rankose. Tai va, tai aš naudoju tokį vazeliną, tai yra vazelin. Į klubą nueinu ir visos draugės ten išsimalevoja, gražius ten išsimano, o aš taip išsitraukiu. Gal kas nori. Ne tai, kad tūtelė, bet tūta. Mano savaitės rakštis yra atostogos. Sandra, tu nepajauti, kaip pradedi planuoti atostogas, tarsi visas pasaulis griūna tau ant galvos, nes kažkoks yra Murphyo dėsnis, arba gal dar kokie 3 dėsniai, dažniausiai sukris visi įmanomi blogiausi dalykai. Tai štai nutiko man šią savaitę, bet nieko nežinau, kitą savaitę aš išskrendu. Kur tu išskrendi, papasakok, nes jis palieka mane vieną dirbti, nevelioja. Aš išskrendu į Filipinų. Filipins. Savaitės post. Mano savaitės post. Fotogenijų sukurta ir įgyvendinta fotosesija,
kurioje dalyvavo ir Kristina šokėja. Taip, Kristina Tarasevičiūtė balerina. Ir visos kitos balerinos labai garsios Lietuvoje. Tai šiandienas Naglė ir Simona, kadangi jūs esate akiniuočiai, tai mano tributas jums yra šitie akiniai. Ir šitą kaukę. Bet jūs mane girdit ar negirdit? Ne. Žodžiu. Koks kvapas? Rusiškos gumos. Guba buba. Guba buba. Guba buba. Oro užterštumas atrodo yra ta tema, kuri dabar labai yra populiari, ne? Ir vienai kinų ar japonų porelė, jie savo fotosesiją, vestuvių fotosesiją surengė būtent su šitom kaukiam, protestuodami prie... Singapūrė, pavyzdžiui, net nesimato pastatų, kurie yra už kokių 200 metrų. Ir jie taip padarė net tokį bairį, kad... Palauk! Singapūrė, man atrodo, net yra pastatytas didelis LED ekranas, kuriame rodomas yra saulėtekis ir saulėlydis, kad žmonės žinotų, koks į paros metas. Mano savaitės postas yra Rio de Janeiro karnavalas. O tu sambą moki šokti? Ne. Kaip tai tu nemoki sambą? Ne, nemoku sambos šokti. Eisim į šokių konkursą. Aš Arūnai noriu su tavimi dalyvauti šokį su manim. Viskas šitas blogas baigti. Ne, tai reikia labai kraipyti užpakalis, bet po to, kai pasižiūriu štai tokį video, kurį sukarpė vienas YouTube'o vartotojas ir iškirpo geriausius. Tai yra Sexy Woman Remix of Rio de Janeiro 2014. Tada sakai, Alleluja, tegyvuoja Rio de Janeiras ir moteris. O taip, ten yra mano ne tik moteris. Bet ten iškilimų daug ir... Iškilimų daug. Iškilimų. Kauburėtas tas kraštas, klausykit. Kalbos ir kloniai. So you think you can? Haha, šita rubrika yra man patys smagiausia. O tau ne? O tau taip? Aš jūs labiausiai bijau iš tikrųjų. Santa, šiandieną mano savaitės So You Think You Can't tau yra, kadangi Oskarų tema, tai yra Meryl Streep Challenge. Jinai vienoje laidoje buvo paprašyta ir žiauriai awesome atliko užduotį, tai yra seksualiai perskaityti vieno patiekalo receptą. Mes tau išrinkome Alinos čeburekai. Alinos čeburekai. Alinos čeburekai. Aha. Šį receptą žinau labai seniai. Patikėkit. Jokių kiaušinių ar sviesto nereikia. Gaunasi labai traškus su burbulais. Kefyrą sumaišome su miltais ir įdedam žiupsnelį druskos. Tešla turi būti minkšta. Įdaru. Į faršą įdedame supjaustyti svogūną ir prieskonius, iškočioti labai plonus. Į juos sudėti įdarą ir sulipdyti. Dydis priklauso nuo jūsų pačių. Kepti įkaitintame aliejuje, kol pagels. Apie 3-5 iš kiekvienos pusės. Skanus. Yes, you can! Oi, ačiū labai. O šiandien mano challenge'as tau skirtas naujienai iš muzikinio pasaulio. Rihanna ir Eminemas galų gale sugalvojo, jog reikia jiems kartu atlikti turą. Friends with a monster inside my head. Repo. Ištrauką aš norėčiau, kad tu pabandytumei parepuoti kaip Eminemas. Jeigu pameti, tai jau ten kaip bus. Varau, karočias. I'm crazy. Same, but not think about newsweek. Oh well, guess beggars can't be choosy. Wanted to receive attention from my music. Want to be left alone in public, excuse me. Wanting my cake, you eat it too. I'm wanting it both ways. They make balloon, cause I go inflate by the blue. But I was confused, so what do you think? But Bruce Lee or loosely. I be thinking, the blue stream. Lottery. But it's getting a bit sweet. It was like winning I used to make. Ironic, cause I think I'm getting too shrink. Making it sleep. Oh, one sheep, two sheep. Going cuckoo and cookie is cookie. But I'm actually worse than you think, cause I'm. Man atrodo, pirmą kartą Santašos istoriją mes turim. You can't. No, you can't. I'm sorry, you can't. Oh.
I want the fame, but not cover a newspaper. Oh well, guess beggars can be choosy. Want to receive attention from my music. Wanted to be left alone, public excuse me. Well, my cake and eat it too. Wouldn't it embrace fame? Maybe it won't, cause my ego inflated when I proceed. But it was confusing, cause all I wanted to do was be the Bruce Lee of loosely. But singing used to use it as a tool when I boost it. Hit the line of wheat, with what I gave to keep was bittersweet. I was like winning a used milk. Because I want to. I'm beginning to sleep. One, two, three, go, kill it. I'm actually weird on you, cause I am. Yes, you can! Žodžiu, kažką pagal savo dydį ir jėgas. Pila prie durų stovi gorila. Veidas gražus, mano kėdų kerta per įėjimą. Sudasimą, siunčiu nakų vaikiną. Mano čiukikai kažkas kitas dabar pila. Guli, mano auksiniai piniginiai. Guli, ta piniginė pas Mariną rankiniai. Guli, rankinė mašina, mes su Marina guli mašinos galinį sėdiniai. Tai klausyk, aš manau, Santašos istorija tik prasidėjo ir jau pagaliau mes galim pasakyti, kad galbūt šį kartelį mums pavyks Santašą atstovaujant pravesti labai fainą linksmą renginį, kuris vyks šį savaitgalį. Tai yra radistai, ir šį penktadienį LNK Go ir Santaša. Wow, sikiaušais tokia. Wow. Visai smagus. Kad nekiškio lūpa būtų, išsitraukiu vazelino tūtą. Jo, ciao. I'm friends with the monster inside of my head. Subscribe. Bet mums reikia padaryti atsisveikinimą. Ir dar kažką gal pablūdyti. Štai ir turim